Taigi, sveiki čia visi. Tai ką, mes vėl žaidžiame lovų karuose, tai žiauriai fantastiška. Taigi iškart gal pirmą į Ironą pasivysim ir iškart blokų ir, kaip sakant, visą tą pirmą dalyką padarysim, ką ir turim padaryti, apginsim savo lovą. Ir tai padarysim apstatydami keletą blokų ir tada spėju, kad bėgsim iškart į vidurį, nes mums nieko laukti nereikia. Man reikia geresnių daiktų, tai tik žinau. Gerai, tai mes jau kaip ir truputėlį emeraldų turim. Matau dar vieną žmogeliuką, kurį užmušiu greitų metu, ateik čia. Tupu perkūnais. Kur tu bėgi? Ateik čia. Ateik čia. Oba, davė mums 2 emeraldus ir 3 deimantus. Mums tikrai jie pravers. Gerai, dabar tik reikia ras, kur man reikia bėgti atgal. Ir man atrodo čia kažkur, jeigu neklystu, turiu bėgti. Kur mano, va ten sala mano, gerai. Tai grįšiu į salą savo. Biškai kur, greitai parbėgu ir jo žiūrėsim tada. Oba, dar vienas geras parkuras ir paimu deimantus greitai ir į savo salą kuo greičiau. Jo. Gerai, iš karto gal pasimkime šarvus gerus ir nubėkime, pasimkime, kad geresni kardai būtų ir iš karto, kad armorai gal geresni, tai būtų žiauriai piku. Ir įdedam šitus deimantus, pasimėm Ironą ir goldą gal. Pažiūrėsim, kiek goldo turėsim, gal lankas išeis. Ne, jis mums neišeis, tai pasimkime tada tik tais kartą. Ir keletą blokų iš tikro. Blokų, tai gal ir daugiau galima būtų paimti. Ir dar kartu pikeksą. Ir būtų žiauriai gerai. Taigi dabar galime bėgti iš tikro į kovą. Taigi pirmąjį, manau, išmesiu baltą, kuris yra čia. Ir jis neapsaugoja savo lovos, kas yra gerai. Tai reiškia, kad aš jį galėsiu išmest labai greitai. Ir jis dabar galvoja, wow, jis jau su deimantais. Arba jis nieko negalvoja, jis tiesiog kažkoks nubas. What? Gerai, jis nubas. Jis nieko man nesako. Sakyk man kažką. Jej! Jej! Mano lovą sunaikino. Iki, drauguži, čia žaidimas PvP. Tai dabar aš spėju bėgu savo lovos ginti. Nors jos nebėra, bet turėtų būti playeris, kuris ją nužudė, sunaikino kažkas panašaus. Ir jis kažką ten stato, daro, nežinau, bet žinau tik tiek, kad jis greitu metu mirs. Ir būtų gerai malanką dabar turėti. Nu žodžiu, nesmė aš bėgu link jos salos ir žiūrėsim, kur yra ta sala. A, jo sala va ten va, tai nėra taip ir toli. Tai iškart galiu greitai tiesiog oba, šuolis ir tada čia dar. Ir tada statomės iki jo to tilto kažkokio keisto. Ir jeigu mane kažkas dabar numes su lanku, tai aš tikrai būsiu žiauriai sad. Nes taip tai tikrai gali atsitikti. Taip visada atsitinka. Oba. Ir jo lova irgi labai prastai yra apsaugota, tai jis turbūt savo lovą irgi prarado jau. Iki? Ir kur tu? Jis statosi kažkur padebesiais, žodžiu. Tai aš dabar pabandysiu dar gal jis goldo jo saloj bus, tai pasimčiau lanką neblogą. Jo, ir jo saloj goldo yra tikrai nemažai, tai... Bet man neužteks. Nu, bet lievam lankui, manau, turėtų užtekti. Jo, lievam lankui užtenka, tai pasimkime, kad ir lievą, nieko baisaus. Ir susistakinkim savo vilną. Ir matau raudoną ten bėgioja, kažką jis daro. Reikia bėg gal jį dabar pašalinti iš žaidimo. Gerai, kai kur tu lipi? Kur tu lipi? Iki. Jau tu savo lovos neturi, tai turėtų mirti, spėju. Tu nemirei, tu dar čia bėgioji. Aha, tai mes tai pagausim, žinok. Ir greitu metu pagausim, jis dar čia statosi ir lėtai viską daro. Taip, žinok, lėtai reikia šakinėti ir bėgti greitai. Tai gerai, gal bėgam iki raudono. Aš taip mąstau, nes jį būtų irgi neprašal išmest. Tik tais reikia man pasistatyti čia kaip ir tiltą iki jo, nes jis dar pats savo net neturi pasistatęs. Tai reiškia, kad bičiukas kempina ir tai nėra gerai. Tai nėra gerai, mums reikia tai sustabdyti ir kuo greičiau, tuo geriau. Tai šuolis čia, oba. Ir mus iš nugaros užpuola. Ir mes jį numetam, kas irgi yra nice. Nice. O, jis turi tiltą, tik aš jo nemačiau. Tai reiškia, kad
jis ar taip mirs. Nes aš tiesiog pranašesnis esu viskuo paparkūnais. Ir čia tikėkimės, kad nebus Vilnos labai daug. Oba, puiku. Ir dabar aš jo dar negalėjau kapot kurį laiką, nes jis tik atsispaunino, bet jis jau mirė. Ir aš sunaikinau jo lovą. Tai dabar ten jau tas išmestas, kaip suprantu, tai dabar galima bėgti prie mėlyno, nes mėlynas, kaip matau, dar nesunaikintas. Tai galbūt mums irgi jį pavyktų sunaikinti ir mėlynas kažkur čia bėgioja. Tai puiku, aš per tą laiką tiesiog gal jį nužudysiu. Ką čia darai? Ateik čia, ką tu čia darai? Tu su deimantiniais šarvais, bet tu jų nenusipelnėjai, draugužė. Tai gerai, dabar statausi tiltą, kad būtų greičiau, tikėkimės nenukrisiu. Ir būtų žiauriai puiku. Oba, puiku, gražus šuolis. Čia galima pasidėti keletą blokų, tai bus žymiai greičiau. Ir bėgam iki jos salos. Mes jau prie jos salos, tai nėra taip ir sunku čia atsidurt. Oba, pasistatom tokį. Jis dabar bėgs link mūsų. Ir arba nebėgs link mūsų, bet norėjo bėgti link mūsų. Tai turbūt... Gerai, dabar palaukim, kol šitas paperkūnais nenukritau. Oi gerai. Gerai, kad nenukritau, dabar aš jį galiu pas jį atbėgti ir jį nužudyti greitai. Galvoju, kad jis mane dar numes, nes taip labai dažnai, žinokit, būna. Ir tikėkimės, kad lova jo čia, taip ir yra. Ar aš jo lovos nesunaikinau? What? Kodėl aš jo lovos nesunaikinau? Aš sunaikinau ją. Vis tiek kilo gausiu. Tai gali žudytis. Ir gau jo nužudimą. Tai dabar iš viso turiu gal kokį jau 10 nužudimų. Ne, gal mažiau, nežinau, aš spėjau tiksliai. Ir dabar galiu pasimti iš tikro daugiau strėlių. Ir dar būtų neprašal pasimti geresnį kardą, bet aš neturiu jam resursų. Tai pasimsime pagaliuką. Ir mes su juo mėtysim žmonės į visus, žodžiu, Lietuvos galus. Ir dar iš tikro galim pasimti armorą geresnį. Tai pasimkime jį ir iš tikro galim bėgti. Ir dabar mes likome tik tai su Aqua žaidime. Taigi man atrodo, man jį reikėtų išmesti iš tikro žaidimo. Nes jis ganėtinai ilgai nieko neveikia. Ir galim bandyti bėgti pas jį. Ir tikėkimės, kad kokioj vietoj, kurioje neturėtume nesusivarysim. Tai pasimam biškai blokų, turėtų man užtekti čia pasistatyti tokį tiltą, kad būtų tiesiog greičiau čia man perbėgti, tai reikėtų ar kažkas panašaus. Nu dabar reikėjo, bet po to irgi gali reikėti. Yra į savo bazėje, kaip matau. Tikėkimės, jis nėra gerai pasiruošęs. Jeigu būtų gerai pasiruošęs ir dabar jis, pavyzdžiui, ten perkasi kokius deimantinius dalykus, tai būtų nelabai gerai. Bet jo, tikėkimės, kad to jis neįperka ir viskas labai gerai. Statomės tiltą, tokį mažą ir šuolis. Ir jeigu būčiau susivaręs tam šuolį, tai būtų tiesiog apgailėtina. Tai gerai, jis čia pasistatė kažkokią nesąmonę. No! No! 9 kilai, tai atspėjau, tai jo galim šokti iš tikro į kitą žaidimą. Tai ką, mes antrame žaidime ir galim iš tikro pradėti žaisti šitą areną ganėtinai gera, man jinai patinka. Tai pasimkime vėl blokų, vėl apsistatom šitą savo lovą greitai. Oba, čia. Keletą blokų padedam ir viskas, puiku apsistatėm. Ir dabar bėgsiu vėl į vidurį, vėl kartosiu tą patį dalyką, ką ir kartoju visada. Nes man reikia deimantų ir emeraldų, tai ar taip man reikės eiti ten. Iškart gal statykimės iki emeraldų, nes čia būtų dvigubai greičiau ir gal niekas jų nebus dar surinkę, tai aš galėsiu juos surinkti. Ir tai būtų žiauriai gerai. Keletą blokų dar reikia padėti, mes netoli. Ir oba, puiku. Gerai, emeraldai surinkti ar ne? Ne, jie nesurinkti, tai reiškia, aš juos galiu susirinkti. Man atrodo, čia yra 4, jo, tai 4 emeraldus. Dar kol apibėgsiu dar atsiras, tai bus žiauriai puiku. Ir turėčiau gauti kokius 8 emeraldus gal, jeigu neklystu. Tai tikrai nemažas skaičius, dabar bėgam. Matau Niką, man atrodo, žaidėjo, tai jeigu atbėgtų čia, tai jeigu nužudytų, tikrai būtų apgailėtina. Ir man dar reikia 2 emeraldų, na 2 labai praversiu, nes galėčiau iškart šarvus pasimti. Ir mano lovas sunaikino. Tai reiškia, kad vėl aš be lovos kažkaip tempsiu šitą žaidimą. Tai nieko baisaus nėra, tiesiog man reikės grįžti į savo salą dabar. Negaliu bėgti pas jo kitą žaidėją.
Tiesiog palauksiu, kol emeraldai atsiras, atsiras vienas ir dabar nubėgam pas kitą emeraldą ir taip apibėgsiu visus, grįšiu į savo salą, jeigu pavyks. Ir, žodžiu, pasimsiu šarvus ir po to bandysim kardą geresnį pasimti ir tiesiog žudyti kuo daugiau žaidėjų ir išmesti žaidimą. Pastebėjau, kad ganėtinai greitai žaidėjai visi iškrenta, tai nėra geras dalykas. Ir iš tikrųjų net emeraldų galiu ir nesidėti į čestą, nes jeigu mirsiu, tai ar taip man tiesiog jie dings. Aš jų negalėsiu panaudoti, tai jo. Tiesiog gal geriau net žaidėjų atiduoti. Tai gerai, bėgam iš karto pas tą bičiuką, kuris mane, man atrodo, išmetė. Nes tai yra faktas tiesiog. Ir iškart mes jį galim sunaikinti labai greitai. Wow, ką tu čia darai? O, biški nesąmonė, kad jis man tik padamidžą daro, kiek aš jam darau. Bet ką padarysi? Jo, ir ne tą bloką nugriau, tai mane suklaidino nesveikai. Ir atbėg čia. Atbėg. Oba. Nice. Dabar bėgam greitai pas tave ir nugriaunam šitą bloką ir nugriausim tą tavo lovą prakeiktą. Oba, puiku. Ir tikėkime, jis dar kartą pas mus bėgs. Bėgs pas mus dar kartą. Gerai, numetėm. Nice. Šiaip nelabai norėjau šitos kovos, nes tiesiog galėjau mirt. Turėjau mažai gyvybių ir jeigu būtų jis man tiesiog įtrenkęs porą gerų smūgių, tai būčiau tikrai miręs. Ir dabar galiu pasimti savo pagaliuką. Ir dar galėčiau pasimti, aišku, ir pikeksą kartu su tuo. Ir žiauriai puiku būtų. Ir mes esam pasiruošę antram etapui. Tai gerai, dabar manau bėgam pas Mėlyną. Pas Mėlyną, kodėl pas Mėlyną, nežinau, tiesiog jaučiu, kad jis stipriausias dabar būtų žaidime. Ir čia net nereikia iki jos atytis, kas yra labai puiku, ir man atrodo, net bazėje nėra, kas labiau yra puiku. Wow, vos mes nenukritom, iš tikrųjų net įsigandau. Ir dabar žino, kad aš esu jo bazėje. Tiesiog surinksiu jo visus resursus ir bėgsiu iš čia. Ir jis nenusižadės, kad grįžti į savo bazę. Gerai, tai reiškia, tada tiesiog reikia bėgti link kito, tai tiesiog lengva lova. Kitą mes tavo aplankyti Grėjų. Tiesiog gal reikia man per viršų pasieiti, nes pas jį kitoks ėjimas. Ir pačiam nereikėtų statyti rizikuoti, jeigu jis kokį lanką turit žinot. Ir tiesiog paprastai per jo kelią galima prabėgti. Kur čia jo kelias, mačiau, kad kažkur į viršų jis čia statėsi. Jo, ir čia jo kelias. Jis yra nice. Ir jeigu jis lanką dabar turi, tai aš nenukreisiu. Gerai, jis lanko neturi. Tai galima bėgti pas jį ir... Gerai, numušam jį toliau. Kodėl? Kodėl jis mane taip išmetė? Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, jis nebuvo ilgas, bet manau buvo įdomus. Tai susitiksime kitą kartą. Čiau.